Tai labas vakaras, mėlyjeji, mielosios, labas vakaras tiem, kas žiūri gyvai, nes kaip ten bebūtų, 5 valanda visgi jau yra laikoma vakaras. Labas sakau tiem, kas žiūrės šitą tinklalaidę kažkada, kada bus patogu, kada prieis. Labas sakau tiem, kas žiūrės ryte, kas žiūrės dieną, tikrai jokio skirtumo, tiesiog tada, kada jums patogu. Aš esu Jurgita Jankuvienė, gyvenimo pokyčių ir perdegimo prevencijos arba perdegimo. Lietuviškai labai neskamba, bet tiesiog taip jau yra. Angliškai be abejo pats pavadinimas Life ir Burnout Coach yra šiek tiek trumpesnis ir atrodytų paprastesnis. Bet lietuviškai tai neskamba. Dirbu su moterimis, taip susidėliojo, kad išskirtinai dedikavau savo veiklą moterims ir padedu joms susigrąžinti tą vadinamą darbo ir asmeninio gyvenimo balansą arba pusiausvyrą ir pereiti per visus pokyčius, kurie atsiranda tuo metu, kuomet mes įkrentam arba nueinam iki to vadinamo perdegimo, kuomet mums reikia iš jo išeiti, kuomet mums reikia jo įveikti. Ir šita tinklalaidė išties gyvuoja jau daugiau negu 1 metai, tikrai dabar nesuskaičiuosiu metų, turbūt ir 2 mėnesiai ar 3 mėnesiai. Ir jie irgi atsirado iš to noro paskatinti moteris arba žmonės, plačiąja prasme, išdrįsti žengti į pokyčius patiems. O kas geriausiai padeda išdrįsti, geriausiai padeda išdrįsti kitų žmonių istorijų. Kuomet tu išgirsti, kaip žmogus pats keliavo savo pokyčiuose, kaip jam sekėsi, o dar įdomiau visiems būna, o kaipgi nesisekė ir kaip pavyko tas visas nesėkmes įveikti. Ir būtent dėl to ir kalbinu šitoje tinklalaidėje pašnekovės ir būtent dėl to ir kalbuosi, kaip ir nutiko, kad visgi dažniausiai tai yra moteris, kurios pas mane atkeliauja į šitą tinklalaidę. Ir šiandien turim tokią viešnią, kuri, kiek žinau, nes mes truputėlį labai trumpai prieš transliaciją spėjom pasikalbėti, kad kaip tik Eglė šiuo metu yra tikrąja žodžio prasme pokytyje. Sakė, labai pavargusi, nes reikėjo persinešti daiktus į savo naują gyvenamąją vietą. Tai mano viešnia šiandien yra Eglė Visockytė, kuri tikiu tikrai papasakos apie save šiek tiek daugiau ir be abejo apie tą pokytį, kuriame jis šiuo metu yra. Tai labas Eglė, malonu, kad prisijungi ir malonu, kad sutikai pasidalinti savo kelionę. Sveika Jurgita, laba diena visiems žiūrintiem, labai gera būti šioje tinklalaidėje. Ir tada truputį turbūt man prisistatyti reikėtų, ar ne? Būtų gerai, nes aš, kaip ir prieš tai minėjau, tikrai nesimokiau mintinai, apie ką yra tavo pokytis ir apie ką esi tu pati, tai tikrai būtų naudinga, manau, tiem, kas stebi šitą tinklalaidę. Būtų naudinga sužinoti, o kas yra Eglė Visockytė. Gerai, šiaip aš ir pati nežinau, kas su manim bus po metų ar pusmečio ir pokytis yra toks nuolatinis dalykas mano gyvenime. 19 pirmą kartą į Graikiją išvažiavau savanoriauti, 20 jau buvau Britanijoje mokytis ir į vieną miestelį, ir į kitą persikėliau, ir Londone esu pagyvenus. Esu buvus ir patyriminio ugdymo gamtoje instruktorė, dirbau slaugytojo ligoninėse Britanijose, Lietuvoje ir šiuo metu esu psichodinaminio coachingo specialistė, dirbu su pasąmone, su emocijomis, su užstrigimu kažkokiuose tam tikrose įpročiuose, mąstymo, elgesio, jautimosi, nesugebėjimu pasiekti tikslų ir nežinojimu, kur aš čia stringu lygioj vietoj, kodėl aš pats savo pagalius į ratus kaišausi. Ir tas pokyčių kelias iš tikrųjų yra labai didelė mano dalis šito kelio ir šiuo metu aš atsidūriau iš Vilniaus Naujojo Akmenėj. Galvau nekelt šitą susitikimą, bet galvoju, taigi apie pokyčius kalbėsiu. Tai reikia per pokyčius kalbėti.
Įdomu, iš Vilniaus į Naują Akmenę, tas Taip, nestandartinis, sakyčiau, žingsnis, nes paprastai kaip tik iš mažesnių miestelių didelė dalis nori keliauti į didmiesčius. taip, čia buvo toks dalykas man yra gana svarbus, iš tikrųjų, kai atrandi savo prioritetus, tada supranti, ką tu darai, nes kartais darai ir negali paaiškinti nei savo, nei kodėl. Ir kai susidėlioju, kad man didžiausias prioritetas dabar turėti savo būstą, nesiimant kažkokių paskolų, ne, nesinuomojant, nes labai jau ilgą laiką nuomavausi, tai tiesiog gavosi toksai sprendimas ir po to pastebėjau, kad kaip man tai normalu, kas keli metai vis kažkur iškeliaut, kažką naujo pradėti, kažkaip dar ieškau tos vietos, kur ten pilnai šaknis suleisti. Mhm. Tai Naujoji Akmenė ne faktas, kad jau bus galutinė vieta? Ne, aš taip vienu metu jausdavausi, kad, nu, vat kažkas su manim negerai, riziką mėgstu ten uolom, tarkim, laipioju, nu, kas norės, pavyzdžiui, tokios žmonos, kuri bet kada gali nusiversti. Ar tenai vienam darbe padirbau, po metų žiūrėk jau kitur, o po to priėmiau, kad, nu, tai tiesiog yra mano kelionė, mano tas būdas ir aš nesiruošiu kažkaip užmigt kažkuriuo metu, kad, vat, ir man atrodo, pokyčiuose tą išmoksti, kad, nu, nebus kažkaip, nu, kad kažką pasikeitė ir dabar jau visą gyvenimą idealu. Ne, atsiras kažkoks kitas noras, atsiras kiti iššūkiai, atsiras kiti troškimai ir taip tiesiog, nu, dinamiškas, va, tas gyvenimas. Mhm. Jeigu jau kalbam apie pokyčius ir apie pokyčio kelionę plačiaja prasme, ar ne? Taip, aš pasidalinau su tavim keletų klausimų ir bet kuriuo atveju, va šiandien tu esi irgi coacherė, pavadinkim mano kolegė, ir taip pat keliauji, va, tame kelyje. Nežinau, apie kokį savo gyvenimo pokytį tu pati norėtum pakalbėti, apie kokią istoriją tu pati norėtum pasidalinti šiandien su šitos tinklalaidės stebėtojais. Aš vis dėlto galvoju išdrįsti pasidalinti labiau savo asmeninę istoriją, kas tarp tų pokyčių nuolatinių vienas esmingiausių man pačiai pokyčių buvo darbas su pasąmonė. Jis pradėjo veikti ir kai pradėjo iš tikrųjų pokyčiai vykti, kurie mane ir atvedė tapti tą coacherę. Tai galbūt, galvau, esminis man turbūt tie keli momentai yra, kai vidiniai virsmai pasidarė, nes tuos išorinius atrodo išmokau pakeisti. Aha, šitas nesiseka, čia susikaupė, atidirbi ir pasikeičia situacija. O vidinis jausmas ne visada pasikeistų. Nu gerai, gauni ten antrą bakalaurą, tampi slaugytoja, rūpiniesi visiems, o atrandi, kad nu kažkaip vis tiek nesu tikra, ar aš pakankama, vis tiek nesu tikra, ar su manim viskas gerai, nors atrodo, kaip čia aš ir naudinga, ir protinga. Tai vad galvoju, gal apie tą geriausia būtų pakalbėti. Gerai, pakalbėkim tuomet apie tai, apie ką pati nusprendai pakalbėti. Tai ta gyvenimo istorija arba tai asmeninė pačios istorija. Jeigu taip, žinai, visą laiką mes tai sakom, pokytis yra kas? Pokytis yra kelionė, ne? Tai iš kažkokio taško A į kažkokį ten tašką B pavadinkim, ar ne? Tai tavo asmeninė kelionė, koks buvo tas, nežinau, taškas A, kad Eglė paėmė savo pasakė, vis turiu kažką daryti, ar neturiu ar kaip tik turiu kažko nedaryti. Tai vat iš tos pusės, nuo ko viskas prasidėjo? Tai prasidėjo gana anksti dar vaikystėje, kai aš pajaučiau, kad aš neturiu ryšio su niekuo, su jokiu žmogum neturiu ryšio, man būdavo labai blogai viduje, būdavo tiek, kad aš nenoriu gyventi, bet aš net neturėjau kam nueiti, kam pasakyti. Emocijų turbūt buvo tik tai pyktis ir kažkoks toks malonumas prisivalgius saldainių. Nesijaučiau žmogum tarp žmonių ir buvo tas toksai
atskirtis, kaip gyvenimas už stiklo vyksta, aš net jame galbūt ir nedalyvauju. Ir vėliau tas tapo tokiu įpročiu, atsirado spaudyti spuogus įprotis. Ir vieni jį vadina tokiais, man atrodo, įkyrumai terminas yra, bet iš tikrųjų tam tikra tai yra savižala, nes ir augo tiek, kad ne tik veidas būdavo, bet ir kitur kūne. Ir nieko neišėjo padaryti. Nu, gerai, baigiau licėjų 10-ukais, fainai, draugų susikūriau, išvažiavau į užsienį studijuoti, nu atrodo, daug kas yra, kartais ten ir pora būdavo, bet viduj nebuvo tos ramybės, nebuvo džiaugsmo ir atrodo, vat pasigaminu ten, kažkoks susitikimas, mes pasidžiaugiam, tiek ten fainai, ten gauni kažkokius nuostabius rezultatus, ten darbą gauni, dar kažkai ir yra tų emocijų stiprių, pozityvių, bet to pusiausvyros nėra, atrodo, kas kiek laiko atsiveria ten, ką žinau, eini taip ir ledas atrodo, subyra po tavim ir į tokį šaltą ledinį vandenį panyri, tada išsikapanoji ir šito man buvo, nu vat ką man daryti, kas aš dėl to savo pašaukimo labai ieškau. Ne taip, kad nu, gerai, namus susikurti, ten namus, darbą, kažkokį šeimą būtinai, bet atrodo, nu save, savo sielą rasti, savo pašaukimą, savo emocijas. Ir vat gavosi, kad kur beičiau, atrodo, didėja tas atotrukis tarp fainai ir šakės. Ir va tokia švytuoklė švytuodavo ir atrodo dabar žiūrint atgal, kuo aš labiau stengiausi atsikratyti tų negatyvių pojūčių, kuo aš labiau stengiausi viską padaryti tik švaru, gražu, tuo skaudžiau aš nusėsdavau, kuo aukščiau šokdavau. Ir buvo laikas, kai aš taip užmigau tarsi, nuėjau į slaugą, ten bandžiau dirbti kaip visi, per daug nesiplėšyti, neieškoti savęs, neklausti didelių klausimų, taip pažemo ir po to vėl sukilo noras ieškoti. Ir su tuo noru ieškoti atsirado va, tos psichodinaminės technikos, darbas su pasąmonė. Ir vieną vakarą aš peržiūrėjau video, nes aš labai nemažai podcastų visokių žiūriu, pasiklausiau apie tam tikrą techniką, pokalbio su savo vidiniam dalim sėdu ir pasikviečiau tą dalį, kuri vat spaudydavo spuogus. O tas būdavo taip, kad aš, nei dienos nenueidavau miegot, nepraleidus, tarkim, valandos prieš veidrodį. O būdavo ir daugiau. Ta prasme, toksai, kur savęs negali valdyti. Ir gerai, aš ten dirbu rimtą darbą, turiu draugų, dar kažką, bet koks bėgiškumo jausmas, kad, nu, vat aš nežinau, kas man yra, aš nežinau, kaip tą sustabdyti, aš ėjau, prašiau pagalbos, nu, nepadėjo niekas. Ir per tą vieną pokalbį ten gavosi vos netoks kaip, nu, netoli egzorcizmo, kur aš susidariu. Aš sėdžiu ir stebiu, kaip vienu balsu šneka mano dalis, kuri man dėmesį atitraukdo nuo to, kas blogo vyksta, bet jinai ir užstrigo tam laikė. Ir kitas toks kaip žurnalistas. Taip ramiai savo klausinėjai jos. Tai kaip tu, Eglė, matai, tai ką tu čia darai jos gyvenime? O tu nematai, kad jau reikėtų kažką keisti, nes nematai, kad jau jinai užaugo, jau jinai susitvarko. Ir nuo kito ryto viskas pasikeitė. Ir aišku, nebuvo taip, kad aš čia pulčiau gerai, aš dabar būsiu coacherė. Ne, tada buvo gerai, reikia dirbti su savim. Ir tokie buvo beveik metai iki tol, kol pradėjau mokymus, kol sugalvojau, atėjo ten Facebooko reklamos, kad gal nori. Ir buvo laikas, kai kokius gal 3 mėnesius kasdien rašydavau, vat būtent tą išrašymo technikas, nes žinau, kad reikia valyti, ten dirbti su tuo, ką nešiojausi, vat atradau būdus ir dabar yra tas darbas nuolatinis su savim. Smalsu. Iš tikrųjų smalsu, jeigu gali pasidalinti, va tas, kaip jūs sakai, pasikviečiau tą savo dalį, kuri ten tos spuogus vis kišdavo nagus prie jų ir draskydavo ir spaudydavo ir kita dalis tarsi žurnalisto. Man smalsumas yra tame, vat, pačiame tame pokalbyje. Nežinai, dėl ko aš klausiu? Dėl to, kad aš labai dažnai pati dirbdama su klientėmis, aš rekomenduoju rašymo techniką. Tiesiog. Gal ne kiek to žurnalistinių principų, ne kiek interviu kažką pasikvietusi, bet apskritai rašyti. Nes mūsų galvoje, taigi ten yra begalė visko ir tas išrašymas
aš pati dabar va taip skaičiuoju diena dienon beveik, išimant savaitgalius panašiai, diena dienon rašau apie 20 minučių kiekvieną dieną. Mhm. Tai vat man smalsu yra, dėl ko vat būtent ta rašymo technika, ką tu joje atradai, kas pasikeitė ant rytojaus, vat, sakai, ir nuo rytojaus manyje kažkas Aha. įvyko. Tai vat kas įvyko? Gerai, tai aš dabar, man atrodo, suplakiau du dalykus į vieną ir aš abu darau. Yra tokie, angliškai vadina darbo su dalimis. Aš nežinau, ar ta technika yra būtent taškas į tašką. Tas, kaip sakau, aš pažiūrėjau video ir atsisėdau pabandyti. Buvo 4 ryto ir aš balsu įgarsinu abi dalis. Tai aš sėdžiu ant kėdės ir aš klausau, ką aš sakau. Ir Aha. tas labai įdomu. Tiesiog, pasikvieti ir leidi kalbėti. Aišku, aš nemanau, kad bet kada bet kam išeitų, taip gali. Kitas dalykas, aš manau, kad vat, būtent tie 20 metų ieškojimai, kai to bandymų skirtingų dalykų, ten ir dvasiniai kažkokie ieškojimai, ir psichologinių knygų skaitimas, ir darbas su psichologais, ten meditacijos judėjimas, dar kažkas, kad tas turbūt paruošė mane susitikimui šitam. Mhm. Ir aš tiesiog, vat, pakviečiau tą dalį ir stebėjau, kaip kita dalis tarsi klausinėja. Ir buvo labai įdomu ir iš tikrųjų, agresyvi ana dalis buvo, tiesiog jinai manė, kad aš nesusitvarkau, nes tuo metu aš nesusitvarkiau. Ir va tas veiksmas, jisai nukreipdavo dėmesį nuo kitų dalykų ir kažkuria prasme mane gelbėjo, bet kita vertus aš jau suaugau, aš jau ribas pradėjau brėžti, aš jau pradėjau sprendimus priimti, gyventi kaip suaugęs žmogus, o ta dalis nefiksavo to. Tai buvo netgi vienu metu tas žurnalistas tarsi klausė, o tu matai, kad Eglė jau suaugo? Ir tokiu vaizdiniu siunčiu, kaip ten baigiau diplomus, kaip darbe tą darau, kaip ana ten darau. Ir taip, jo. Ir taip į galą netgi. Ir jausmas toks, kad suktųsi kambarys, tarsi blaškosi, ten kažkoks, va taip, tikrai keista buvo. Bet kadangi jau buvau su visais tokiais dvasingume ten girdėjus visokių pasakojimų, visko, tai nebuvo taip, rinkčiau šokas. Ir tada jis sako, tai kaip, ką mes darysim, dabar gražiuoju tarsimės ar kažkaip kitaip, nes dabar jau tu matomas, jau tu to paties nedarysi. Ir tada jis sako, tai gerai, aš sargas būsiu. Ir aš tiesiog jaučiu, kaip ta besitaškanti energija po kambarį tarsi grįžta į mane. Mano pojūtis pasijutė ir tai būna, kad jeigu aš labai sustresuoju, jeigu aš pervargus, aš galiu pradėti spuogus spaudyti. Bet tai nėra, kad kiekvieną dieną aš ten nueinu dantų valytis ir gaunasi, kad mane tarsi įsiurbia ten veidrodis. Ne, to nėra. Tas visai pasikeitė po to karto, bet tuo pačiu tai buvo pirmas kartas, kai aš rašiau. Aš ryte atsisėdau ir užsirašiau, kas ten vakare vyko. Neprisiminiau perskaityti šiam pokalbį, galvoju, gal reiktų pasiskaityti. Ne, nebuvo laiko kraustantis, nežinau, kurio čia dėžiai tas žurnalas, bet rašyti irgi tada pradėjau ir iš tikrųjų iš vienos tinklalaidės irgi tos klausimus tenai dalinosi žmogus, Badass Counseling, bet ten anglų kalba ir toks klausimai yra iš tikrųjų. Esmė yra, ką jauti iš tikrųjų. Ką tu jauti savo emocijose, ką jauti savo kūne ir kartais iš to kyla kažkokie kosminiai dalykai, atsiminimai grįžta, kurių nežinojai, grįžta kažkokie suvokimai, kiek tave paveikia kažkoks įvykis, kur atrodė smulkmena buvo, pasirodo tave ten visą kažkaip viduje ištaršia. Tai aš kombinuoju, dabar gal aš daugiau darau tų vidinių pokalbių, truputėlį mažiau rašymo, bet namų darbam irgi mėgstu žmonėm, kur tinka užduoti rašyti, o kitokią versiją truputį naudoju sesijose, kur negarsiai pasisodinu ir kalba žmogus, bet jis pats viduje klausosi. Šitą gal kada nors ir išmoksiu fasilituoti, bet atrodo labai keistai, kai tarsi, dviem balsais atsisėdęs ir šnekiesi. Suprantu, kad, žinai, iš tikrųjų, vėlgi, jeigu kalbam apie pokytį, viskas tvarkoja, iš vienos pusės tai yra tavo vidinis pokytis,
tai, kas su tavimi vyksta, tas taškas, tu nusprendėjai taip, tave inspiravo ten podcastas ar ne, daryti dalykus. Bet kita vertus, kaip ten bebūtų, mes vis tiek esam, na, toj aplinkoj, su draugais, su šeima, su kitais žmonėmis. Kaip tavo pokyčiai pasistebėjo tiems kitiems žmonėms? Kitiems žmonėms gerai. Iš tikrųjų, aišku, yra draugų artimų, kurie sako, o kaip fainai matyti, kaip tu čia keičiasi viskas, kaip laisvėjai, kaip čia darosi. Su psichologija dabar jau ne taip dažnai dirbam, kas kiek laiko grįžtu irgi džiaugiasi pokyčiu. Iš tikrųjų yra toks dalykas, kad aš turbūt ne tiek fiksuoju, kaip kiti žmonės įvertina. Man labai smagu, kaip kažkas pasako, o kaip džiaugiuosi, kad va, tu jau tą padarei ar išlaisvėjai. Vien tas dalykas, kad, pavyzdžiui, man būstą būtų nusipirkę, būtų buvę pravartu įsigyti būstą prieš kokius metus. Bet aš tam nebuvau pasirengus. Ir man net reikėjo vieną dalį ištraukti, kur pasirodo mano vidinė moteris buvo 13 metų savijautoj ir paprašyti, tu gal gali suaugti, nes mums reikia išsikelti. Ir 13-mečių yra labai didelis stresas, jeigu tu jo paprašai, nu, pavyzdžiui, surask ir nupirk mums būstą. Ir va tie pokyčiai, jie kažkuria prasme akivaizdus kartais būna. Kartais jie būna maži dalykai, būdavo, nu, darbe susiplaunu indus iš karto. Jeigu gyvendavau su kitais žmonėms, susiplaunu indus iš karto. Viena apsigyvenu, nu būna, kad savaitę būdavo neplaunu. Nu nežinau, kas užeina, atsisėdu, jau paskyriau laiką, sėdžiu ir nieko nedarau. Ir vėliau išsiaiškinu, atsikasiu, kad ten buvo, kad aš plaudavau indus, mane ten šeimoje kritikuoja kažkas. Tu tą ne taip darai, tu tą padėk. Ir man toks bejėgiškumo jausmas toj situacijoje, kad man jis susiasocijavo su būtent tais indais stovėjimu tenai. Ir aš kai va tą supratau, pamačiau, pas mane pasikeitė, kad man jau nereikia sėdėti ir verstis, kankinti, tai tie pokyčiai nuolat jie tokie įvyksta ir jie gana faktiniai, bet aš kažkaip, nu, pasidžiaugiu, su draugais pasidžiaugiu, kartais kokį postą parašau, bet nelaukiu, kad kažkas man vat pasakytų, žiūrėk, Egle, tu čia buvai tokį 3 iš 10 pasitikėjime savim, dabar man atrodo, nu, tu jau 7 ar 8. Tai manau, kad mato, vieni pasako, vieni džiaugiasi, su kitais gal nutolsta tas ryšys, su kitais kaip tik artimesnis pasidaro, nu, tokia vėlgi dinamika tame yra. Įdomu. Dėl ko aš iš tiesų klausiu, žinai, paprastai, kuomet na, vat, mes einam į kažkokį pokytį, kas tai bebūtų, ar būtų pirkimas, ar dar kažkas, paprastai atsitinka, na, vat, tai ir atsitinka, kad kiti sako, žiūrėk, tu čia nesąmonė prisigalvoji, nu, tai čia ieškai sliekų ten, kur jų nėra. Kam tau viso to reikia? Nu, gerai gyveni, va, kaip ten sakė, turi išėjai normalų darbą. Ir va tokių atsiranda, na, patarėjų, geradarių, kurie sako, žiūrėk, nu, nepradėk čia daryti nesąmonių, viskas čia kaip gerai. Turėjai tokių savo aplinkoje žmonių? Tai visą laiką, ta prasme, pas mane dideli pokyčiai jau vyko, nu įsivaizduokit, baigi licėjų 10-ukais ir išvažiuoji studijuoti patyriminio ugdymo gamtoje, kur net į lietuvių kalbą neišeina išversti normaliai, kas tai yra. Ten vaikų stovyklos, į kalnus lipant gali dirbti, tada slaugytos galvoji dirbti. Nu, ta prasme, ką tu darai, kur tu važiuoji? O tai kodėl tu ne Londone, kodėl tu ten kažkokie miesteliai, Velse, tai man tas norma būdavo, dažnai būdavo žmonių ir kurie palaiko, ir kurie sako, kad, nu, tu išprotėjai visiškai. Ir vat su tuo ėjimu į vidų iš tikrųjų, aš į tokį kaip ir urvą įlipau. Buvo laikas, kai aš bendravau tik tai su viena draugė ir su savo terapeutė nuolatinai.
Ir buvo būtent tas, kad, nu, vat, sliekų ant asfalto ieškai, nes aš einu, vat, kažkokius virškinu prisiminimus, emocijas, man buvo taip viskas užjautrė, kad vienu metu, pavyzdžiui, aš neidavau lapkritį, jeigu su ten aš atsisakydavau susitikti su kažkuo, nes man tokia stipri reakcija būdavo. Man bendravimas labai menki dalykai iškeldavo labai tas stipres reakcijas. Ir praeitie aš tiesiog, nu kiek, 10-20 metų tyrinėjau, kaip viską giliau grūsti, kaip vat, jautiesi blogai, bet vis tiek eiti, vis tiek maloniai kalbėti, tas žmogus nepatinka vis tiek draugystę kurti. Ir vat atrodo, man reikėjo save atsikasti ir tam reikėjo sulinkti kuo toliau viską, kas nebuvo aš. Ir kitas dalykas, irgi nebuvo taip smagu tenai kažkaip su manim bendrauti, jeigu aš kažkaip man kažką pasako tokio nu paprasto, o pas mane ten 3 kilometrų emocinės reakcijos, painančios į vaikystę, vos ne kūdikystę. Tai tiesiog aš tam skyriau laiką ir buvo tas, aišku, dabar aš matau, kad viskas gerai, tada aš nežinau, ar viskas bus gerai, aš tiesiog žinau, kad atvirkščiai neveikia, kad viską grūsti, viską spausti, daryti, nors ir, nu, netinka kaip save ten, kaip čia pasakyti, suimti į rankas, užgniaužti. Ir buvo toksai dalykas, kad turbūt kokius 3-4 mėnesius labai intensyviai padirbus su tuo, kad, nu, vat, leidžiu tam visam mėšlui kilti į paviršių, žiūrėti, valytis, aš pajutau norą gyventi. Ir buvo tas toks kaip akimirkos ir tada supratau, kad aš kokius 8 metus buvau užmigus. Aš iš eigos gyvenau, bet gyvenau be tokio noro, gyvenau be užsidegimo, be įkvėpimo, bet ir to net nejaučiau, kad man trūksta. Ir tada, kai aš va tą kelias akimirkas pajaučiau, galvoju, čia svarbu, čia jau va gerai, gera linkme judu. Atsimenu, va tada padėkojau, kad o žiūrėk, aš gyva, kaip fainai, kad aš ir gyva, kaip fainai, kad darau tai. Ir atsimenu, dar prieš tai buvo toks noras, o ko aš noriu, o kas aš esu. Ir toks tarsi iš vidinio balso atsakas, o ką man tau sakyti, jeigu tu vis tiek neklausai. Tai buvo iš tikrųjų toks labai intensyvus laikas, aš netgi išėjau iš darbo ir aš neskubėjau naujo ieškotis, nes tiesiog tam kopimuisi ir mes neįvertinam kartais, nu, vat, kiek mes nutolstam nuo savęs, kiek mes prisikraunam savo naštos, kiek mumise emocijų kažkokių užsilikę, nesuvirškintų, kokią mes naštą tempiam. Ir va tam kartais dažnai būna, man atrodo, kai pradedam tą vidinį darbą dirbti, kad gerai, tai aš savaitę padirbau, kur mano rezultatai. Taigi aš jau mėnesį čia kažką darau. Palauk, aš jau metus kokią terapiją lankiau, tai kaip čia, kas čia, kokia čia nesąmonė, čia neveikia, bet toksai, nu gerai, jeigu tu 20 metų sargdinais, 30 metų, o tu nori per pusvalandį išgydyti, irgi nebus taip. Tai vat nuo tos, tu minėjai, bet kažkaip man praslydo prausis, nuo tos akimirkos, kuomet prasidėjo va tavo šita kelionė, praėjo kiek laiko? Praėjo daugiau nei 1,5 metų. Jau link 2 juda. Ta būtent ta dalis kelionės, kur atradau tas technikas, kur su pasąmonė dirba, tai taip, buvo geri 1,5 metų. Ir dar prieš tai buvo tokia irgi kelionė. 20 metų buvo, kad taip dirbta, ieškota, bandyta skirtingi dalykai, bet ir būdavo pokyčiai, visada, nu, būdavo kažkokie, tarkim, nu, dainuoti išmokau ten gal 22-23, ten prieš, nu, ne prieš, bet susirinkimuose žmonių ir solo dalis tenai kažkokias dainuodavau, būdavo, kad kitaip bendraut, nu, visada tų pokyčių būdavo, bet jie atrodo nekabino, nu, va, to sielos skausmo kažkokio, o va čia atradau, kaip dar ir ten įlys. Ir tada, va, tas toks, nu, va, esminiai, tikrai kažkaip esminiai, bet jau jausmas toksai, kad jau nėra tos atskirties, kad nu aš vieną personažą vaidinu, o viduje ten su savim, kai lieku, ten visai kas kita. Aišku, tų personažų ten būna, iššoka jie, galvoju, kodėl aš čia taip sakau, kodėl elgiuosi, bet vat nėra to tokio
nėra to tokio kažkokio viduj nešiojamosi skausmo, nevilties. Mhm. Bet žinai, vat, jeigu taip vat, žiūrėsim iš, iš tos kitos pusės, ar ne, nors gal tai yra ta pati pusė, paprastai, jau aš nekalbu apie lindimą gilyn į save, lysti gilyn į save, na, didžiai daliai žmonių turbūt apskritai yra be galo baisu. Tai vat apie tas baimės, pačiai nebuvo baisu. Vat Buvo. lysti gilyn į save, nežinai, nu, dažnai mes nenorim pasižiūrėti į savo vidų ir gilyn į save, turbūt dėl to, Šiaip, kad nu, žinai, gali ten visko atrasti, kas nebūtinai patiks. šiaip tai, man atrodo, yra ir priimta tų, kas dirba su žmonėm, nu, mes matom, kiek baisu lysti į save. Ir iš savo turbūt patirčių, ir iš kitų žmonių. Ir kaip žmogus, kuris pats rizikavė savo gyvybę lipti uolomis ir kuris gelbės kitų gyvybės reanimaciją, galiu pasakyti, kad lysti į save yra baisiau. Lysti į save Aha. gali tikrai būti baisu, tik tai tiek, kad kartais nelieka kito kelio. Vienas dalykas, ten atsiranda psichosomatika, kokie nors nuovargiai, skauduliai, nu, tada gali atsirasti depresija, nuotaika, nieko nenoriu daryti, gyvenime nematau prasmės, niekas neteikia malonumo, nerimas būna atsiranda. Ir kitas dalykas, kai tai supranti, kad kažką keisti reikia, nes pasidaro taip neskanu būti tame kitoj pusėj, neįlindus į save, pasidaro taip sunku. Tada atsiranda taip, tą baimę atsveri, nu va dabar manau, kaip sako, dramblį reikia valgyti gabaliukais. Tai aš tą dramblį, man atrodo, valgiau baimės gabaliukais, atsimenu, kai nu, tenai būdavo dvasiniai kelioniai, buvo laiko toks jausmas, nukaltę savyje tokią radau, kad aš atrodo kokią visą visatą susprogdinusios. Ir galvoju, iš kur čia, kitą kartą, nu atrodo, aš kažkokiu demonu ten pas mane gyvenu. Dar, nu atrodė, ta siela mano tokia nešvari, tokia sutepta, tai buvo to tik tiek, pas mane vat yra tas polinkis į riziką ir polinkis, kad jeigu aš manau, kad kažkas tiesa, jeigu aš manau, kad tai yra aukštesnė vertybė už mane, aš į tą einu, kaip tiesiog kaip būna, jeigu žinot, šoki nuo kokio tiltelio į vandenį, nu tai tu atsistoji ir šoki. Ir jeigu tu nusprendi, kad tu tą veiksmą darys, tai nesvarbu, bijai, nebijai, tiesiog, nu, iššoki ir tada reikia išplaukti. Tai pas mane dažnai būna taip, kad aš save kažkur metu ir plaukiu tų baimių, nebijoju, kad jų buvo ir būna, kai ateina kažkokia stipri emocija, kai kyla kažkoks prisiminimas, bet dabar jau yra toks kaip ir rutina. Kaip ir aš žinau, kad gerai, aš turiu technikas, jeigu aš neišsimušiu normaliai, tai ar aš pati sėsiu, pradirbsiu, ar aš susisieksiu su kažkokia kolegė, sakysiu, žiūrėk, ištrauk mane, nes aš čia kažkur skęstu. Bet tokia yra disciplina, netgi sakyčiau, kad nu bijau, tai gal kaip tik ten nereikia eiti. Ok. Žodžiu, žiūri baimį į akis, jeigu gerai išgirdau, ar ne? Pažiūriu. Ir ryžtėsi tam žingsnį. Mūsų pokalbis pamažėle krypsta jau link pabaigos, ar ne? Ir turiu dar likusius kelis klausimus. Visiškai pabaigai, tai vienas iš tų klausimų yra klausimus, kurį paliko prieš tai tinklalaidėje buvusi pašnekovė. Ir ką ji norėjo paklausti, ji norėjo išgirsti arba, nežinau, kad patvirautum galbūt, ką savyje buvo sunkiausia priimti. Vat įdomus klausimas ir aš taip galvoju,
vat ar aš pilnai atsakysiu, jeigu pasakysiu, kad gal net, nu, save kaip sielą, tokį atrodė, kad, nu, kažkas giliai yra labai sutepta. Va tas, kas būtent aš esu, yra brokuota, sutepta ir neteisinga. Ir aš sakyčiau, vat gal tas sielos netgi dalis, vat kas būtent aš esu esybė. Ir atrodė, nu, daug metų, manau, atrodė, kad siekiamybė yra save pakeisti. Save ar kažką padaryti kažkuo kitu, padaryti kitaip, bet nebūti va tuo, kuo aš esu. Ir labai sunku pasakyti, kas tas būtent, bet manau, skaudžiausia buvo va tas jausmas, kad nu, kaip vos ne sielos savo nepriimu ir norėjau būti dažnai tokia kaip kitos moterys, kaip kiti žmonės, galvoti apie kitus dalykus, jaustis kitaip, jausti mažiau kartais, norėti kitų dalykų. Ir nu, vat, kartais netgi atrodo būti labiau tokiu žmogumi negu kažkokia, nu, neaišku kuo, nu, taip atrodo, turėti tokias aiškias ribas, čia aš, čia ne aš, negu kartais žiūr, kad, nu, kaip ir atrodo ir siela, ir kūnas, ir mintis, ir jausmai, nu, nesuprasi iki galo, kas aš. Tai turbūt, kad netgi, nu, vat, net nežinau, tokia kaip atrodė ta siela mano nešvari, sutepta, kol aš ją pradėjau jausti, priimti ir tada dabar, nu, viskas ten gerai ir su manim, ir su visais. Ar tavo pačios aplinka, va dabar tiesiog iš pokalbio išplaukia klausimas, ar tavo pačios aplinka, va, žmonės pasikeitė, tau pasikeičiant, va, kuomet tu priėmei, kaip sakai, save, ar ne, galbūt nepastebėjai, o gal pastebėjai? Manot, šiaip santykiai tikrai keitėsi. Yra pora draugių, kur mes, nu, sąmoningai keičiamės, ugdomės, taikom savo gyvenimuose ir labai įdomu matyti, kad keičiasi dalykai ir kartais atrodo netgi tos pačios temos išeina, kad čia va santykiai su šeima tą dieną, kitą dieną laisvę kalbėti, reikšti savo nuomonės, va atrodo netgi kažkokios tokios paraleliai, ne? Tai labai įdomu keliauti tose pokyčių, nu, įvairios ar bendruomenės, kai kurios draugės artimesnės, kai kurie santykiai pasikeitė, netgi pasakysiu tokį dalyką, labai juokingas dalykas. Eglės sustojo internetas. Tikėkime, kad Eglė netrukus sugrįš, nes panašu, kad ji užstrigo. Tai panašu, kad turim techninių dalykų, kaip visą laiką nutinka tam tikrų momentų, kai visiškai netikėtai paima ir dingsta internetas. Pas pašnekovą yra buvę ir taip. Tai šiandien turbūt, na, šita pokyčių gaida ir belieka pabaigti šitą pokalbį, na, nes panašu, kad pašnekovės užstrigo internetas ir mes jos nebeturim su kuo pokalbį pratęsti. Tai linkiu tuomet visiems, kas stebėjo šitą tinklalaidę, kas buvot kartu ir kas ją pasižiūrėsite iki pabaigos, linkiu išdrįsti eiti į save. Tai, ką šiandien Eglė daug dalinosi, linkiu išdrįsti eiti į save. Linkiu atrasti tos drąsos pokyčiams, o mes kaip visada pasimatysim lygiai po 2 savaičių, jau bus balandžio mėnuo, dar gražesnis ir dar gilesnis arba dar labiau įsisiūbavęs pavasaris.
O šiandien dienai sakau iki kitų malonių